Sveiki, aš esu Domas Sakavičius ir čia pateiksiu teorinę medžiagą ir uždavinių pavyzdžius temai 6.5 nepriklausomieji įvykiai ir jų savybė iš Matematika tau plius vadovėlio. Pirmiausia, apibrėžkime, kokius įvykius mes vadiname nepriklausomais. Tai du įvykius A ir B vadiname nepriklausomais, jei vieno įvykio įvykimas nedaro įtakos kito įvykio tikimybei. Na tai čia reiktų suprasti taip, kad žinojimas apie vieno ar kito įvykio įvykimą nedaro įtakos spėjimui apie kito įvykio įvykimo ar neįvykimo tikimybę. Na tai paprastas toks pavyzdys nepriklausomų įvykių būtų, pavyzdžiui, jūs metat monetą ir kauliuką vienu metu ir stebit, kas iškrito. Na tai pavyzdžiui, jeigu aš jums pasakysiu, kad tarkim iškrito man metant monetą ir kauliukas iškrito 4 akutėm, tai jums nepadeda pasakyti, kuo iškrito moneta, ar ne? Tai šiuo atveju, pavyzdžiui, įvykis A, kad moneta iškrito skaičiumi ir įvykis B, kad kauliukas iškrito 4 akutėm, būtų nepriklausomi. Dėl tos paprastos priežasties, kad žinojimas apie įvykimą arba neįvykimą vieno įvykio nepadeda nieko pasakyti apie kitą. Na, nepriklausomi įvykiai pasižymi tokia savybė, kad jiems teisinga lygybė, tikimybė įvykio A ir B. Tai ir žodelis žymimas tiesiog sankirta, tai tikimybė A sankirta B yra lygų tikimybė A kart tikimybė B. Na ir pastaba tokia, kad teisingas yra atvirkštinis teiginys šioje vietoje, tai jeigu jūs randat du įvykius, kuriems yra teisinga ta lygybė, tai jie tada yra nepriklausomi. Na, pažiūrėkime į pavyzdį. Metamas standartinis šešiesienis kauliukas ir moneta bei užrašoma kūjai atvirto. Ar įvykiai A moneta atvirto herbu ir B kauliukas atvirto lyginių skaičiumi akučių yra nepriklausomi. Na tai kaip ir minėjau, ar ne, panašų pavyzdį, galima įstikinti, kad tikrai nedaro jokios įtakos. Dabar, norint įrodyti, kad šitie įvykiai yra nepriklausomi, man reiktų jau skaičiuoti tikimybės įvykio A, įvykio B ir A sankirta su B ir pažiūrėti, kad ta lygybė yra tenkinama. Tai pasižiūrėkim. Na, patogu vėlgi lentelę susidaryti, ar ne, visų galimų baigčių. Tai šiuo atveju čia bus kauliukas, čia bus moneta, tai moneta gali iškristi herbu arba skaičium, kauliukas 1, 2, 3, 4, 5 arba 6 akutėm. Na tai čia herbas 1, herbas 2, herbas 3, taip toliau. Na ir čia skaičius 1, skaičius 2, skaičius 3, skaičius 4, skaičius 5, skaičius 6. Tai šiuo atveju šitas bandymas turi 12 elementarių įvykių. Ar ne? Na ir čia yra klasikinis tikimybinis bandymas, tai šiuo atveju visos baigtys vienodai galimos. Na tai tikimybė įvykio A, moneta atvirto herbu, na galim paskaičiuoti, moneta atvirsta herbu kur. Jeigu atvirsta herbas ir kauliukas iškrinta vienetu, jeigu herbas iškrinta ir kauliukas dvejetu, na ir taip toliau. Man tinka šitie 6 įvykiai. Tai šiuo atveju mano tikimybė įvykio A būtų 6/12 arba 1/2. Na, tikimybė įvykio B. Kauliukas atvirto lyginių skaičių akučių. Na, matau, lyginis skaičius akučių yra 2, 4, 6 galimi atvejai. Tai šiuo atveju H2 tinka, S2 tinka, H4, S4, H6, S6. Vėl aš matau, tai yra 6 įvykiai iš 12, 6/12 tai yra 1/2. Na dabar šioje vietoje galim paskaičiuoti, kiek yra elementarių įvykių arba baigčių tokių, kurios palankios abiem įvykiai. Kitaip sakant, kur įvyksta ir įvykis A, ir įvykis B. Tai tokių baigčių matau, na, tai ką aš apibraukiau 2 kartus, ar ne? Tai šiuo atveju matau H2 yra tokia baigtis, H4 yra tokia baigtis, H6 yra tokia baigtis. Tai tikimybė įvykio A ir B arba A sankirta B, matau, yra 3/12 arba suprasnus 1/4. Na ir čia matom, kad iš tikrųjų, jeigu aš paimsiu ir sudauginsiu P nuo A su P nuo B, aš gaunu 1/2 kart 1/2 ir tai yra 1/4. Ir aš matau, kad tai sutampa su tikimybė įvykio A sankirta su B. Todėl dabar aš jau galiu tikrai daryti išvadą, kad tai yra nepriklausomi įvykiai. Aišku, tas buvo kaip ir aišku iš konteksto, ar ne, nes, na, monetą jeigu metu ir kauliuką vienu metu, tai aišku, monetos metimas nepriklauso nuo kauliuko metimo. Man nepadeda atsakyti į klausimą, kas iškrito, kuo iškrito moneta, pavyzdžiui, jeigu žinau, kuo iškrito kauliukas ir atvirkščiai. Bet jeigu norim įrodyti, tai įrodymas būtų toks. Gerai, pažiūrėkime į uždavinius. Pirmas uždavinys. Iš 10 kortelių, ant kurių surašyti natūraliai skaičiai nuo 1 iki 10, atsitiktinai ištraukiama viena kortelė ir stebimas ant jos parašytas skaičius. Parodykite, kad įvykiai
A ištrauktas skaičius yra nelyginis ir B ištrauktas skaičius yra penketo kartotinis, yra nepriklausomi. Tai šioje vietoje jau nebėra taip akivaizdu, ar ne, kad įvykiai A ar B yra nepriklausomi. Čia jau teks skaičiuotas tikimybės, ar ne, ir pažiūrėti, ar iš tikrųjų tenkinama yra lygybė. Tai, na, patogu galbūt būtų omega išsirašyti, tai tiek pirmai, tiek antrai dalį bus omega tas pats. Na, tai 10 kortelių, skaičiukai nuo 1 iki 10, tai aš tiesiog elementarius įvykius įvardinsiu kaip 1, 2, 3 ir taip toliau. Gerai, tai pažiūrėkime į pirmą dalį. Įvykis A yra, kad ištrauktas skaičius yra nelyginis. Na, tai tikimybė įvykio A kokia būtų? Na, šioje vietoje aš matau, kad mano nelyginiai skaičiai yra 1, 3, 5, 7, 9. Tai yra 5 galimos baigtys iš 10, tai reiškia tikimybė įvykio A yra 50 arba suprastinus 1/2. Jei kalbu apie įvykį B, įvykis B yra, kad ištrauktas skaičius yra penketo kartotinis. Na tai penketo kartotiniai kokie yra? Tai yra skaičiai, kurie dalinasi iš 5, tai tarp mūsų šitų skaičių, tai aš matau, yra penketukas ir aišku yra dešimtukas. Tai yra 2 baigtys iš 10, 20, tai yra 1/5. Na dabar klausimas, kas yra A sankirta su B. Na tai aš ieškau skaičių, kurie yra vienu metu ir nelyginiai, ir penketo kartotiniai. Na tai aš jau kadangi apsibraukiau viską, tai yra skaičiai, kuriuos apibraukiau ir raudonai, ir mėlynai. Tai šiuo atveju yra vienas vienintelis skaičiukas, kuris tenkina abi dvi savybės, tai yra penketas. Reiškia tikimybė A sankirta su B yra lygu 1/10. Na ir čia iš tikrųjų matom, kad įvykio A tikimybė, jeigu sudaginsiu su įvykio B tikimybė, aš gaunu 1/2 kart 1/5 ir tai yra 1/10, kas aišku sutampa su įvykio A sankirta su B tikimybė. Todėl aš darau išvadą, ar ne, kad tai yra nepriklausomi įvykiai. Na, kad tai yra nepriklausomi įvykiai galima kaip dar suprasti. Iš esmės, man žinojimas apie A nepadeda nieko pasakyti apie B. Kodėl taip yra? Na, tarkim, kad aš nežinau, ar įvyko įvykis B ar neįvyko. Tai jeigu aš nieko nežinau apie įvykį B, ką aš galiu pasakyti apie įvykį A? Na, ar ištrauktas skaičius yra lyginis? Nu, tai lyginiai skaičiai tarp visų yra 5, reiškia tikimybė, jeigu aš nieko nežinau apie B, jei nieko nežinau apie B, nieko nežinau apie B, na, įvykimą arba neįvykimą, tikimybė įvykio A yra tiesiog 50. Na, arba 1/2 suprastinus. Dabar kas, jeigu aš žinau apie įvykio B įvykimą? Tarkim, kad įvykis B įvyko. Tai užsirašau tuos pačius skaičius. Bet dabar tarkim, kad aš žinau, kad įvykis B įvyko. Jei įvykis B įvyko, na tai jeigu įvykis B įvyko, įvykis B buvo koks? Kad ištrauktas skaičius yra penketo kartotinis. Reiškia, aš žinau, kad tikrai nebuvo vienetas ištrauktas, ne dvejetas, ne trejetas, ne ketvirtas. Galėjo būti penketas ištrauktas. Tikrai ne šeštas, tikrai ne septynetas, tikrai ne aštuonetas, tikrai ne devynetas, galėjo būti dešimtukas. Reiškia, mano susiaurėja, na, galimi pasirinkimai iki penketo ir dešimtuko. Tai aš dabar iš to susiaurinto eibėje, aš jau žiūriu įvykį A. Įvykis A, kad ištrauktas skaičius yra nelyginis. Na, nelyginių skaičių tarp šitų dviejų yra 1. Tai yra penketas. Reiškia, tikimybė įvykio A pas mane yra, na, viena baigtis iš galimų dviejų. Vėl 1/2. Tai kaip matom, tiek čia gavau 1/2. Tai, kad aš žinau, kad įvyko įvykis B, man nepadeda, ta prasme, nieko pasakyti apie įvykį A. Jeigu žinau, kad neįvyko, irgi nepadeda. Jeigu nieko nežinau, aš vėl tą patį įvertį gaunu tikimybei įvykio A. Tai va čia apie tai ir yra nepriklausomybė. Kad žinojimas apie įvykio B įvykimą man nieko nepasako apie A. Na ir atvirkščiai, jeigu paimtume ir tą patį užsirašytume atvirkščiai, jeigu, tarkim, A nieko nežinom apie A ir tarkim, žinom, kad A įvyko, na, matytume, kad vėlgi visiškai tą patį gaunam. Ar ne? Ar žinom ar nežinom, tikimybė įvykio B būtų tokia pati. Gerai. Dabar pažiūrėkime į antrą atvejį. Taip, čia vietos nebėra. Taip, į įvykį, atsiprašau, ne įvykį, o į atvejį antrą.
Dabar sako, įvykis A yra ištrauktas skaičius yra lyginis, įvykis B yra ištrauktas skaičius didesnis už 7, na ir prašo parodyti, kad įvykiai nėra nepriklausomi. Na tai nėra nepriklausomi, dar kitaip vadinama priklausomais, bet mes apie priklausomus įvykius nešnekėsim. Ten jau yra sudėtinga kalbėti apie juos. Tai, na, tiesiog sakysiu, nėra nepriklausomi. Gerai, na tai pabandykim pasiskaičiuoti tikimybės. Tai tikimybė įvykio A, čia kalbu apie antrą dalį. Tikimybė įvykio A, na, ištrauktas skaičius yra lyginis. Tai lyginiai skaičiai kokie būtų? Na, lyginiai skaičiai, matau, yra 2, 4, 6, 8, 10. 5 baigtys iš 10. Na, įvykio B tikimybė. Įvykis B yra, kad ištrauktas skaičius didesnis už 7. Na, didesni už 7 skaičiai yra 8, 9 ir 10. Tai yra 3 baigtys iš 10, na, 3 dešimtosios. Pirmą galėjau be to suprasti, iki 1 antrosios. Dabar kas būtų A sankirta su B tikimybė? Na, A sankirta su B, tai, na, kur įvyko ir pirmas ir antras įvykis. Taip sakant, visi skaičiai, kurie yra ir lyginiai, ir didesni už 7. Nu, tai lyginiai didesni už 7 skaičiai, aš juos pažymėjau 2 kartus, raudonai ir mėlynai, yra 8 ir 10, tai yra 2 baigtys iš 10. Reiškia 20 arba suprastinus 1/5. Na, bet šitoj vietoje, čia irgi ištinsiu. Čia šitoj vietoje, jeigu mes bandysim tikrinti, ar tikimybė įvykio A sudauginta su tikimybė įvykio B yra lygu tikimybė įvykio A sankirta su B, pamatysim, kad, na, 1/2 kart 3/10 yra lygu 3/20 ir tai jokių būdų nėra lygu tikimybė įvykio A sankirta su B, nes tikimybė įvykio A sankirta su B yra 1/5. Tai šitoje vietoje iš karto darau išvadą, kad A ir B nėra nepriklausomi. Kitaip sakant, žinojimas kažką apie įvykį B man keičia tai, ką aš manau apie įvykį A. Na, galim vėl pasibandyti ir pasižiūrėti, kaip ten viskas atrodo. Tai vėlgi, jeigu aš nieko nežinau apie įvykį B, ar nežinau apie įvykį B nieko, tai tikimybė įvykio A yra 1/2. Dabar jei aš laikau, kad įvykis B įvyko, na, kitaip sakant, žinau, kad ištrauktas skaičius buvo didesnis už 7. Tai mano susiaurėja galimi skaičiai, kuriuos galėjau ištraukti iki ko? Iki 8, 9 ir 10. Jei klausiu vėl tą patį klausimą, kokia tikimybė, kad ištrauktas skaičius bus lyginis, jau matau, kad, na, lyginiai skaičiai yra 2 iš 3. Kitaip sakant, tikimybė įvykio A yra 2/3. Jeigu nežinau, ar įvykis B įvyko ar ne, tai tikimybė įvykio A yra 1/2. Jeigu žinau, kad įvykis B įvyko, tikimybė įvykio A jau yra 2/3. Šitoj vietoj mano įvertis tikimybės pasikeičia, priklausomai nuo to, ar įvykis B įvyko ar ne. Tai šiuo atveju įvykis A ir B, na, priklauso vienas nuo kito. Taip. Na, žiūrėkime į antrą uždavinį. Lošimo kauliukas metamas 3 kartus iš eilės ir užrašoma, kas kiekvieną kartą atvirto. Apskaičiuoti tikimybę įvykio A, pirmą kartą atvirto 2 akutės, antrą kartą atvirto bent 3 akutės ir trečią kartą atvirto nelyginis skaičius akučių. Tai šitoje vietoje turbūt aišku, ne, mes 3 kartus metam kauliuką, na, iš konteksto aišku, kad visi 3 metimai yra nepriklausomi. Tai, ką aš išmečiau pirmų metimų, man jokios įtakos nedaro tam, ką aš gausiu antrų metimų. Tai šitoje vietoje aš galiu į tai žiūrėti kaip į, na, suskaidyti šitą įvykį A į 3 smulkesnius įvykius, kad iškrito 2 akutės, iškrito bent 3 akutės ir tada iškrito nelyginis skaičius akučių. Tai yra 3 įvykiai, kurie vienas nuo kito nepriklauso. Na, tai žinau, kad tikimybė, kad įvyko tas ir tas ir tas, yra tiesiog sandauga atskirų tų įvykių. Tai aš išskaidysiu taip. Na, įvykiai gal pavadinsiu A1, kad atvirto 2 akutės. A2 pavadinsiu įvykį, kad atvirto bent 3 akutės. Bent 3 akutės. Na ir A3 yra, kad atvirto nelyginis skaičius akučių. Nelyginis skaičius akučių. Na tai turbūt aišku, kad mano tikimybė įvykio A yra tiesiog tikimybė, kad įvyko įvykis A1 ir įvyko įvykis A2 ir įvyko įvykis A3. Na, šitoje vietoje tie 3 metimai yra nepriklausomai vienas nuo kito. Reiškia, aš galiu skaidyti tikimybės į sandaugą. Tai P nuo A1 bus kart P nuo A2 kart P nuo A3.
Na, čia turbūt reiktų pridurti, kad čia pirmą kartą, čia antrą kartą ir čia trečią kartą. Tai būtų teisingiau sakyti. Na, tai tikimybė įvykio A1. Na, tai aš metu kauliuką ir noriu, kad atvirstų 2 akutės. Nu, tai aišku, tikimybė yra 1/6. Tikimybė įvykio A2 yra, kad atvirto bent 3 akutės. Tai bent 3 akutės reiškia 3 arba daugiau. Tai 3, 4, 5, 6, tai yra 4 galima variantai iš 6, bus 4 šeštosios. Na ir tikimybė įvykio A3, kad atvirto nelyginės skaičius akučių, na tai nelyginės skaičius akučių gali būti, kai atvirsta 1 akutė, 3 akutės, 5 akutės. 3 variantai iš 6, 3 šeštosios. Na ir sudauginsiu šitą. Tai čia išprasinta, aišku, galima daug ką. Tai čia iš dvejeto prasinasi lieka 2 ir 3, trejetukai susprasina. Dar galiu dvejetą su 6, bus 3. Na tai matau apačioje 6 x 3, 18. Reiškia 1/18 yra mano atsakymas. Tikimybė, kad pirmą kartą atvirsta 2 akutės, antrą kartą bent 3 akutės ir trečią kartą nelyginis skaičius akučių yra 1/18. Žiūrėkime į trečią pavyzdį. Į taikinį vienu metu šauna 2 lankininkai. Tikimybė, kad į taikinį pataikys pirmasis yra 0,2, kad pataikys antrasis 0,6. Apskaičiuokite tikimybę, kad į taikinį pataikė bent 1 lankininkas. Na tai šiuo atveju keli galimi būdai yra spręsti šitą uždavinį, bet lengviausiai yra spręsti per priešingus įvykius. Dabar įvykis, na pavadinsiu įvykį A. Įvykį A pavadinsiu, kad į taikinį pataikė bent 1 lankininkas. Koks būtų priešingas įvykis? Na, pataikė bent 1 lankininkas, reiškia, pataikė pirmas, pataikė antras arba pataikė abu. Tai priešingas įvykis yra, na, kad nepataikė nei vienas. Tai į taikinį nepataikė ne vienas lankininkas. Tikimybę įvykio A paskaičiuoti nėra labai sunku. Aišku, man reikia laikyti, kad lankininkai, jeigu 2 šauna į taikinį, tai nepriklauso vieno pataikymas nuo kito. Ar ne, jeigu pirmas lankininkas pataiko, tai man nieko nepasako apie antro pataikymą ar nepataikymą. Na, tikimybė, kad pirmas pataikys, pasakyta yra 0,2. Tai tikimybė, kad pirmas nepataikys, tai tikimybė, kad, gal taip parašysiu, kad pirmas nepataikys, yra, 2 galimi variantai, nepataikė, suma 1, reiškia, yra 1 minus 0,2, tai yra 0,8. Na, tikimybė, kad pataikys antras yra 0,6, tai tikimybė, kad antras nepataikys yra 1 minus 0,6 arba 0,4. Jeigu aš noriu paskaičiuoti įvykio ne A tikimybę, tai yra įvykio, kad į taikinį nepataikė ne vienas lankininkas, kad tas įvykis įvyktų, turėjo nepataikyti ir pirmas nepataikyti, ir antras nepataikyti. Jeigu aš laikau, kad tų 2 lankininkų šūviai yra nepriklausomi, tai bus tiesiog sandauga tų tikimybių. Tai bus tiesiog tikimybė, kad pirmas nepataikė, kart tikimybė, kad antras nepataikė. Tai mūsų atveju 0,8 kart 0,4. Čia, jeigu moku daugybos lentelę, tai 0,32 yra. Tai čia yra tikimybė priešingo įvykio negu tai, kas man įdomu, ar ne? Na, tai tikimybė įvykio A, pasinaudodama savybę, kad priešingų įvykių tikimybių suma yra vienetas, gaunu kaip 1 minus P nuo ne A. Na ir tai yra 1 minus 0,32 arba kitaip sakant 0,68. Štai atsakymas. Tikimybė, kad pataikys bent 1 lankininkas yra 0,68. Tai vėl šitoje vietoje aš pasinaudoju tuo, kad šūviai lankininkų 2 yra nepriklausomi. Na ir 4, paskutinis ir sunkiausias uždavinys. Tikimybė, kad loterijos bilietas yra laimingas, yra 1/3. Apskaičiuoti tikimybę, kad tarp 4 bilietų bus bent 1 laimingas. Na tai šitas uždavinys turėtų priminti praeitą, ar ne? Tik tiek, kad mes čia, jeigu kalbant apie lankininkus, turim 4 lankininkus, kurių pataikymo tikimybė yra ta pati. Tai pirmą galima spręsti labai panašiai. Nežinau, kodėl raudona. Labai panašiai galima spręsti. Apibrėžtą įvykį, kuris man įdomus, ar ne, ir pažiūrėti į priešingą. Tai įvykį A pavadinsiu taip, kad tarp 4 bilietų
yra bent vienas laimingas. Na tai priešingas įvykis, kaip ir žiūrint į praeitą, ar ne, yra kad tarp 4 bilietų nėra nei vieno laimingo, arba kitaip sakant, yra 0 laimingų. Tarp 4 bilietų yra 0 laimingų. Šito įvykio tikimybė paskaičiuoti man labai paprasta yra. Ar ne? Na vėl, jeigu aš kalbu apie loterijos bilietus, reiktų laikyti turbūt, kad loterijos bilietas ar laimingas ar ne, nepriklauso nuo to, ar praeitas buvo laimingas ar ne. Na, tai tikimybė įvykio A aš galiu paskaičiuoti kaip. Tai bus tikimybė, kad pirmas nelaimingas, kart tikimybė, kad antras nelaimingas bilietas, kart tikimybė, kad trečias nelaimingas bilietas, kart tikimybė, kad ketvirtas nelaimingas bilietas. Visos šitos tikimybės, aišku, yra tokios pačios. Na, jeigu tikimybė, kad laimingas yra 1/3, tai tikimybė, kad nelaimingas bilietas yra 1 minus 1/3 arba 2/3. Tai šitoje vietoje yra tiesiog 2/3 sudauginta 4 kartus arba 2/3 ketvirtųjų arba taip 2/4 yra 16, 3/4 yra 81 turbūt. Tai tikimybė, kad tarp 4 bilietų yra 0 laimingų yra 16/81, bet ne tai mane domina šito įvykio priešingas. Na ir vėl pagal priešingų įvykių savybę žinau, kad tikimybė įvykio A yra 1 minus tikimybė įvykio ne A. Tai šiuo atveju 1 minus 16/81 ir čia aritmetika 81 minus 16 yra 65/81. Štai yra tikimybė, kad tarp 4 bilietų bus bent vienas laimingas. Tai šita dalis labai panašiai į praeitą ir gana paprasta. Dabar antra ir trečia dalys yra gerokai sunkesnės ir čia jau truputėlį susipažinsim su tuo, apie ką kalbėsim kitą pamoką. Tai antra dalis klausia tarp 4 bilietų, kad bus lygiai vienas laimingas. Tai dabar priešingas įvykis man iš tikrųjų šito vietoje visiškai nepadeda, nes jeigu aš kalbu apie vieną laimingą bilietą tarp 4, tai priešingas įvykis yra, kad yra 0 laimingų, arba 2 laimingi, arba 3 laimingi, arba 4 laimingi. Tai čia skaičiuoti man jau daug reiktų dalykų, ar ne? Tai būtų daug sunkiau negu tiesiogiai suskaičiuoti. Na tai čia reiktų galvoti, kaip aš galiu gauti lygiai vieną laimingą bilietą. Tai tikimybė, kad yra vienas laimingas, na ir tada 3 yra nelaimingi. Kaip tai gali įvykti? Na šiuo atveju vienas laimingas, 3 nelaimingi. Na galėjo įvykti taip, kad tada pirmas yra laimingas, 3 tada yra nelaimingi. Tai aš gal taip pavadinsiu, kad yra tikimybė laimingas, nelaimingas, nelaimingas, nelaimingas. Kitas variantas galimas buvo, kad pirmas buvo nelaimingas, antras laimingas, likę 2 vėl nelaimingi. Dabar šitie įvykiai yra nesutaikomi. Negalėjo įvykti taip, kad pirmoje vietoje yra laimingas ir pirmoje vietoje yra nelaimingas bilietas. Tai nesutaikomi įvykiai, žinau, kad aš galiu tiesiog, sudėti jų tikimybės ar ne. Nes man tinka ir tas, ir tas. Tai žodis čia yra arba. Arba tinka man laimingas, nelaimingas, nelaimingas, nelaimingas. Arba tinka nelaimingas, laimingas, nelaimingas, nelaimingas. Arba man tinka taip toliau bus nelaimingas, nelaimingas, laimingas, nelaimingas ir taip toliau. Tai visus variantus išrašius, aš gaunu tokią didelę sumą. Visų galimų variantų, kaip galėjo išsidėstyti laimėjimai ir nelaimėjimai. Gerai čia yra kas? Gerai yra tas, kad kiekvieno iš tų būdų tikimybė yra tokia pati. Na, pažiūrėkim, kodėl. Vėlgi, mano bilietai, jų laimingumas, nelaimingumas yra nepriklausomi vienas nuo kito. Tai šiuo atveju tikimybė, kad pirmas bilietas laimingas, yra 1/3. Antras bilietas nelaimingas, tikimybė 2/3. Trečias bilietas nelaimingas, 2/3. Ketvirtas nelaimingas, 2/3. Jeigu žiūriu į antrą tikimybę, pirmas nelaimingas, tai 2/3. Antras laimingas, tai 1/3. Likę 2 nelaimingi, 2/3, 2/3. Bet pastebėkim, kad čia šitas skaičius ir šitas skaičius yra tas pats skaičius. Tvarka skiriasi dauginamųjų, bet jokio skirtumo, tai yra tas pats skaičius. Tas pats įvyks ir čia, ar ne? Čia aš turiu nelaimingą, tai 2/3, 2/3. Laiminga 1/3 ir nelaiminga 2/3.
Na ir paskutinė tikimybė yra 2/3 kart 2/3 kart 2/3 kart 1/3. Tai štai vietoje matau, kad tai yra tiesiog 4 kart, vienas iš šitų skaičių. Tai šitą skaičių galim suskaičiuoti, pavyzdžiui, viršui 2 kart 2 kart 2 tai yra 8, o apačioj 4 trejetai tai 81. Tai sudauginęs gaunu 32/81. Tokia yra tikimybė, kad yra vienas laimingas ir 3 nelaimingi. Arba kitaip sakant, tikimybė, kad lygiai vienas laimingas. Dabar aišku, tą galėjom ir kitaip daryti. Pastebėkit, kad čia man atsirado visi įmanomi išdėstymai, kaip aš galiu eilėje išmaišyti vieną laimingą bilietą ir 3 nelaimingus. Dabar kaip aš galėčiau kitaip paskaičiuoti, kiek tų būdų yra. Nes mato, čia atsirado tiesiog 4 būdai, ar ne, ir tikimybė vieno iš jų. Tai dabar žiūrėkim, jeigu aš noriu eilėje išmaišyti vieną laimingą bilietą ir 3 nelaimingus. Kaip aš tą galiu padaryti? Aš noriu jau sudėti 4 vietas, ar ne? Tai aš kažkurį tipą galiu sodinti pirmą. Pavyzdžiui, aš sodinsiu pirmiausia laimingus bilietus į vietas. Tai laimingą bilietą į kiek aš vietų galiu pasodinti? Į 4 vietas laimingas bilietas turi 4 pasirinkimus vietai. Tai bus 4 kart, laimingas bilietas kažkur atsisėdo, tarkim čia, nesvarbu. Dabar sodinu nelaimingus bilietus, bet pastebėkim vieną dalyką. Nelaimingim bilietam liko vienas pasirinkimas susėsti. Nelaimingi bilietai visi yra pakeičiami. Man nėra skirtumo, ar atsisės pirmas nelaimingas ten, trečias nelaimingas ten ir taip toliau. Ar atvirkščiai. Tai susės 3 nelaimingim į 3 vietas, jeigu jie yra pakeičiami, yra vienas būdas. Gaunu 4 kart 1 arba 4 būdus. Tai tas ketvirtas būtent yra iš čia. Kaip kitaip galėjau skaičiuoti? Galėjau sodinti pirmiausia nelaimingus bilietus į vietas. Jeigu sodinu pirmiausia nelaimingus bilietus į vietas, tai pirmas nelaimingas bilietas turi pasirinkimų 4 vietas, bus 4 kart. Nelaimingas kažkur atsisėdo. Antras nelaimingas turi pasirinkimų dabar jau 3 vietas laisvos, ar ne, kažkur atsisėdo, 3 pasirinkimai kart 3, tarkim čia atsisėdo. Trečias nelaimingas turi pasirinkimus 2 vietai, kart 2, vėl kažkur atsisėdo, n. Dabar aišku, esmė kokia. Nėra skirtumo, ar aš susodinau, pavyzdžiui, taip ir taip tuos nelaimingus bilietus, ar, pavyzdžiui, susodinau taip ir kaip čia būtų šitas į ten, ar ne? Nėra skirtumo. Jie visi yra pakeičiami. Aš juos 3 eilėje galiu išmaišyti ir susodinti per naują ir tai bus tas pats būdas. Tai šitoje vietoje aš išdalinti turiu iš 3 faktorialų. Aš 3 daiktus pakeisti galiu vietom. Ir tada liko laimingam bilietui viena vieta, tai kart 1. 3 faktorialų yra 6. Tai 3 kart 2 yra vėl 6, čia įsiprasina, matau, aš vėl gaunu 4 būdus. Tai skirtumo, nuo kurio bilieto tipo jūs pradedat sodinti, nėra skirtumo į vietas, ar ne? Visi gausite tą patį atsakymą. Tai galima dar lengviau paskaičiuoti iš tikrųjų. Ką aš darau sodindamas tuos bilietus į vietas? Jeigu aš pradedu nuo laimingų bilietų, tai aš noriu vieną bilietą pasodinti į vieną iš 4 vietų be tvarkos. Tai čia yra nekas kita kaip C1-4. Kas yra aišku 4. Jeigu aš pradedu sodinti nuo nelaimingų bilietų, tai aš 3 daiktus noriu sudėti 4 vietas, be tvarkos. Tai čia yra nekas kita kaip C3-4. Kas vėl, jeigu paskaičiuosim, yra 4. Tai alternatyva šitą spręsti uždavinį buvo tokia. Mes galėjom tiesiog paimti, pastebėti, kad mes, sodinam vieną daiktą ir 3 daiktus į 4 vietas. Tai ta tikimybė, kad vienas laimingas, 3 nelaimingi, bus tiesiog C1-4 arba C3-4, kaip ir matėm, nesvarbu. Tada yra vienas laimingas, tai laimingo tikimybė yra 1/3. Ir 3 nelaimingi, vieno nelaimingo tikimybė yra 2/3. Tik tai vyksta 3 kartus. Ir šitą vietą, aišku, gautume tą patį atsakymą, jei paskaičiuotume. Pažiūrėkim dar į trečią variantą. Trečias yra, kad tarp 4 bilietų bus lygiai 2 laimingi. Tai būtent su šitom idėjom aš ir bandysiu šitą uždavinį spręsti. Nes išsirašyti dabar, kiek ten tų būdų yra 2 laimingus sudėti, jau bus daugiau, gerokai jų. Nes gali būti laimingas, nelaimingas, nelaimingas, ar ne, ir taip toliau. Tai tų būdų jau yra daugiau, išrašinėti jų tikslo nėra. Galim pasinaudoti tų, ką mes išmokom. Tai trečia dalis,
tikimybė, kad bus 2 laimingi ir 2 nelaimingi, bus kokia? Na, susodint 2 vieno tipo daiktus ir 2 kito tipo daiktus į 4 vietas, aš turiu būdų C2, 4. Ar taip žiūrėsiu, bus C2, 4. Laimingų bilietų, na, vieno laimingo bilieto tikimybė yra 1/3, bet jie yra 2, keliu kvadratu. Na, nelaimingo bilieto tikimybė yra 2/3, bet jie yra 2, keliu kvadratu. Na, šitą galima apsiskaičiuoti ir pažiūrėti, kiek čia bus. Tai tikimybė, C2, 4 skaičiuojam kaip 4 faktorialų dalinta 2 faktorialų, kart 4 minus 2, kas vėlgi yra 2 faktorialų. Na, 1/3 kvadratu yra 1/9, 2/3 kvadratu yra 4/9. 4 faktorialų yra, taip, yra 24, bet čia patogu prašyti 4 kart 3 faktorialų. Ir išprastinsiu apačią. Tai 3 faktorialų yra 6, tai čia gaunu 6 kart 1/9 kart 4/9, iš trejeto išprastinu bus 2 ir 3, na tai bus 8/27, jeigu nieko nepadariau aritmetinių klaidų. Tai va tokia yra tikimybė, kad bus lygiai 2 laimingi bilietai. Na ir čia galima būtų pastebėti, jeigu dar paskaičiuotume tikimybę, kad lygiai 3 laimingi ir sudėtume tikimybę, kad yra 1 laimingas, kad yra 2 laimingi ir kad yra 3 laimingi, turėtume gauti tą pačią tikimybę, kaip gavom pirmoji daly, kad yra bent 1 laimingas. Tai taip reiktų spręsti, jeigu nesinaudotume tuo priešingu įvykiu. Na tai toks pavyzdys apie būtent šitą formulę, nes ta formulė tokia ypatinga ir jinai turi tam tikrą... Ištrynau per daug. Šita formulė yra ypatinga. Tai yra Bernulio vadinama formulė, tai apie ją pakalbėsim kitą kartą. Bet čia toks pagrindimas, iš kur jinai atsiranda. Gerai, tai šiam kartui tiek, ačiū už dėmesį.